Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien rubrikoje Farmacinis raštingumas su Panevėžio teritorinės ligonių kasos kontrolės skyriaus vedėju Edgaru Voru pasikalbėsime apie antimikrobinius vaistus, kitaip dar vadinamus antibiotikais, ir teisingą jų vartojimą. Žinoma, kad pacientams sergantiems sunkiomis infekcijomis antibiotikai gali išgelbėti gyvybę, tačiau ne visais atvejais antibiotikai yra veiksmingi, o kartais netgi žalingi. Bet pirmiausia apie tai, kas yra antibiotikai. Antibiotikai tai vaistai, veikiantis prieš bakterijas, patekusias į organizmą. Bakterinės infekcijas sukelia įvairiausios bakterijos, taigi ir antibiotikų yra įvairių. Skirtingi antibiotikai skirtingai veikia mikrobus. Vieni juos sunaikina, kiti stabdo jų augimą ir dauginimąsi. Antibiotikai nėra vaistas nuo visų ligų, kaip vis dar klaidingai mano nemažai žmonių. Gydymo antibiotikais tikslas – sunaikinti bakterijas infekcijos vietoje. Šiuos vaistus reikia vartoti racionaliai, kitaip jie gali pridaryti nemažai žalos. Koks yra racionalus antibiotikų vartojimas? Gal galite paaiškinti? Antibiotikų vartojimas laikomas neracionaliu visais atvejais, kai pacientas neserga bakterinė infekcija. Pavyzdžiui, serga virusinė infekcija. Kai nepatiria didelės rizikos sirgti bakterinę infekciją, kai gydoma netinkamai parinktais antibiotikais, neoptimaliomis dozėmis per trumpai. Netinkamai vartojami antibiotikai sukelia bakterijų atsparumą, kurios gali nebereaguoti į jokius antibiotikus. Dėl šios priežasties gali daugėti sunkių ligų, didėti infekcijų plitimų ir net mirties rizika. Netinkamas antibiotikų vartojimas yra labai skausminga problema. Pagal statistiką jis didina atsparumą vaistams ir lemia 33 000 mirčių per metus Europos Sąjungoje. Tai kada reikia vartoti antibiotikus? Ne kiekvienas karščiavimas yra infekcija ir ne kiekviena infekcija yra sukeliama bakterijų. Daugelis infekcijų yra savaime praeinančios ir neturi būti gydomos antibiotikais. Virusų šie vaistai nesunaikina. Antibiotikai gali būti vartojami tiksliai, žinant infekcijos sukėlėją ir jo jautrumą. Tai vadinama specifiniu antibiotikų vartojimu. Arba jie gali būti vartojami numatant galimą sukėlėją ir jo jautrumą. Tai patirtimi ir stebėjimais pagrįstas antibiotikų vartojimas. Antibiotikus skiria gydytojai, išrašydami receptus. Tad turbūt didesnė atsakomybė ir tenka medikams, o ne pacientams. Antibiotikai turi būti vartojami labai tikslingai ir tik tada, kada reikia. Skirdamas antibiotiką, gydytojas turi būti tikras, kad būtent šio vaisto reikia. Nustatyti, ar reikalingi antibiotikai ir kokie, padeda C reaktyvaus baltymo tyrimas ir greitasis streptokoko antigeno nustatymo testas. Todėl idealiu atveju medikai turėtų skirti vaistus, atlikę tyrimus ir nustatę ligos sukėlėją. Siekiant išvengti bakterijų atsparumo, ypač tikslingai turėtų būti skiriami naujieji antibiotikai. Tam tikrose situacijose antibiotikai skiriami tam, kad pacientas išvengtų infekcijos, tai yra profilaktiškai. Profilaktiškai antibakteriniai vaistai vartojami tik tais atvejais, kai profilaktikos efektyvumas yra įrodytas. Chirurgijoje, siekiant sumažinti chirurginių žaizdų infekcijų riziką. Po kontakto su pavojinga infekcinė liga sergančių ligonių, pavyzdžiui, meningokokinė infekcija, kokliušu, difterija ar kitomis. Jei medikai turėtų skirti antibiotikus atlikę tyrimus ir nustatę ligos sukėlėją, kodėl realybėje dažnai taip nebūna? Bakteriologinio tyrimo rezultatų parodančių infekcijos sukėlėją ir jo jautrumą antibiotikams reikia laukti ne mažiau kaip 2-3 dienas, o ligonio būklė ne visada leidžia tiek laukti. Todėl dažniausiai antibiotikai pradedami skirti tik numatant galimų sukėlėjų įvairovę ir jų jautrumą antibakteriniams vaistams. Dažniausiai tokiam gydymui skiriami platesnio veikimo antibiotikai, nes dažnai būna tikėtini keli skirtingi sukėlėjai, o atlikus C reaktyvaus baltymo tyrimą ir greitai streptokoko antigeno nustatymo testą, kad būtų maksimalus gydomasis poveikis, vartojami siauriausio veikimo antibiotikai. Tai specifinis saugaus antibiotiko vartojimo principas. Skiriami antibiotikai turi veiksmingai naikinti sukėlėją ir tuo mažiau veikti likusią organizmo mikroflorą. Kas dar yra svarbu skiriant antibiotikus? Turi būti parinkta tinkama antibiotiko dozė, vartojimo būdas ir gydymo trukmė. Šiuos ypatumus lemia ligonio būklė, infekcijos sunkumas bei tipas, jo židinio vieta, ligonio imunitetas, gretutinės ligos, kūno masė. Todėl prieš parenkant dozę, trukmę bei būdą būtina įvertinti šiuos dalykus.
Pacientas turi būti perspėjimas apie paskirto gydymo, paskirtos dozės ir gydymo kursų, laikymosi svarbą, būtinai vertinti ir galima nepagidaujamą antibiotiko poveikį. Paciento būklė turi būti nuolatos stebima, skiriama antibiotiko veiksmingumas bei saugumas. Dar šiek tiek pakalbėkime apie dažnai medikų ar vaistininkų vartojamą žodį generiniai vaistai. Tai nebūtinai antibiotikai. Kas apskritai yra tie generiniai vaistai? Parduodamus vaistus galima suskirstyti į 3 rūšis. Originalūs vaistai, pagaminti įsigijus patentą jiems gaminti, originalūs nepatentuoti vaistai ir generiniai vaistai. Pirmieji originalūs patentuoti vaistai tai naujų veikliųjų medžiagų vaistai arba jau žinomų veikliųjų medžiagų naujos farmacinės formos ir nauji deriniai. Juos gamina tik vienas gamintojas. Naujo vaisto kūrimas yra sudėtingas, ilgai trunkantis procesas. Kai tik nedaugelis medžiagų viename ar kitame etape pripažįstamas pakankamai perspektyviomis, kad jas galima būtų išbandyti su pacientais. Ir tik vos keleto iš jų tyrimų rezultatai būna pakankamai geri, kad jos pasiektų rinką. Vaisto kūrimas ir reikalingų tyrimų atlikimas užtrunka iki 10 metų, o išlaidos siekia kelis milijardus dolerių. Kad kūrėjų investicijos atsipirktų ir būtų galima tęsti mokslinius tyrimus, naujam vaistui nustatyta laikas taikoma patentinė apsauga, draudžianti kitiems gamintojams be leidimo gaminti patentuotą vaistą, o jo kaina tuo metu yra pagristai didelė. Ką reiškia kiti 2 pavadinimai? Antrieji – originalūs nepatentiniai vaistai. Tai originalūs vaistai, kurių patentas jau pasibaigęs. Todėl yra ir kitų gamintojų, kurie gamina tokius pat vaistus. Tretieji vaistai vadinami generiniais ir tai yra originalių vaistų kopijos, gaminamas ne originalaus gamintojo, o pasibaigus patentinės apsaugos laikotarpiui. Prekiniai šių vaistų pavadinimai skiriasi, tačiau veiklioji medžiaga, stiprumas, pavyzdžiui, veikliosios medžiagos kiekis tabletėje ir farmacinė forma yra tokie patys. Kokybės reikalavimai šiems vaistams yra vienodi, jų tapatumas įrodomas tam tikrais tyrimais, todėl jų saugumas ir veiksmingumas nesiskiria nuo originalaus vaisto. Didžiausias generinių vaistų privalumas – mažesnė kaina, nes gamintojui nebereikia investuoti į vaisto kūrimo procesą. Tad norime pabrėžti, kad siekiant taupyti ir pacientų, ir privalomojo sveikatos draudimo fondo pinigus, skatiname gyventojus nebijoti vartoti generinius vaistus, nes jie nemažiau veiksmingi už originalius. Dėkojame, kad buvote kartu, tikimės, kad ši informacija padės jums geriau suprasti antibiotikų svarbą ir jų atsakingo vartojimo būtinybę. Atminkite, kad antibiotikai yra galingas ginklas prieš bakterinės infekcijas, tačiau netinkamas jų vartojimas gali sukelti rimtų pasekmių. Būkime sąmoningi ir rūpinkime savo bei visuomenės sveikata. Jei turite klausimų, bendro pobūdžio informaciją galite sužinoti paskambinę ligonių kasų bendruoju numeriu 05 232 2222 arba pasiteirauti elektroniniu paštu info@vlk.lt. Iki.